Gal visuomeniai sunku suprasti, jog tiek PRP, tiek hialurono užpildai tai yra injekcijos. Taip, tai yra injekcijos, tačiau skiriasi atvejai, kada jie yra taikomi ir iš esmės yra skiriasi tuo, jog PRP tai yra moters kraujas ir moters kraujas paimtas iš venos, paruoštas injekuojamas į probleminės sritis, na, o jau hialuronas tai jau yra gaunama bakterija iš, tarkim, svetimų organizmų, jinai yra apdorojama ir jau būtent hialurono injekcijos yra atliekamos į probleminės sritis. PRP terapija moters kraujas, hialurono injekcijos tai yra jau paimtas hialuronas, gautas iš mikroorganizmų ir atliekamos jo injekcijos. Hialurono užpildai yra labiau taikomi norint padidinti apimtį. Tarkim, yra plačios makšties sindromas moterim po daugybinių gimdymų, jeigu vaikučiai buvo didelio svorio, moteris skundžiasi plačios makšties sindromu, kad tarkim, išlipus iš vonios išteka vanduo, jog yra nekokybiški lytiniai santykiai, tai yra siaurinama makšties apimtis būtent su hialurono užpildais, nes hialuronas, tokia kaip 4D molekulė, jinai turi tokį vaizdą ir galimybę plėstis. Ir labai efektinga ir labai graži procedūra, kurią aš pati labai myliu, tai yra lytinių lūpų korekcija. Moterys vyresnėme amžiuje, menopauzėje, arba po gimdymo, arba įvairiais kitais gyvenimo laikotarpiais, kai sutrinka hormonų pusiausvyrą, turi neišvaizdžias ir beformės lytinės lūpas, tai hialurono užpildai puikiai atstato lytinių lūpų formą ir tikrai moteris tampa laimingesnės ir lytiniai santykiai tampa daug kokybiškesni, plus dingsta sausumo ir niežulio pojūtis lyties organų srityje.